Tai va. Jo, tai dabar žiūrim. Žodžiu, šiknoj. Nu. Ne, Nieko, gerai. Windows ir konsolės vienu metu Ai, da Stadia net buvo išėjęs. Google. Google Stadia, dar toks buvo gyvenime. Take-Two vadovas itin yra nusivylęs tuo, kad naujo BioShocko žaidimo reikia laukti tiek ilgai. O ir iš tikrųjų, tas Infinite labai čia paskutinis buvo, ne? Jis belenk kaip seniai išleistas buvo. Belekai. Kažkada norėjau pereiti, blemba jau. Ne, jau. Ne. Bet nėra taip, kad ta kūrėjų studija, kurie originaliai dirbo prie BioShocko, daug iš šių žmonių labai į kitas kompanijas truputėlį išėjo ir gal to tokio koro Tai vienas nebeliko. pagrindinis kūrėjas jau išėjęs, Jo. į savo tą Judas greičiau išleis negu naujas BioShocko gausim. Bet tas Judas irgi belenk kaip ilgai jau kūrėsi. Nu, Tiek atrodo bet mažesnė studija, natūraliai, tai... Aš atsimenu, Judas dar prieš porą metų kažkada klausiau podcast'o, kur jau sako, va, čia galima tabus daryti, aš galvoju, o, kaip faina, greičiau sužaisti. 2 metai praėjo nieko dar. Kažkada pasakau, bus naujas BioShockas. Nu. 100 metų praėjo, vis dar neturim. Apskritai, aš kaip pagalvojau, žinai, dar šitą naujieną dėdamas, kaip ir faina, kad duoda laiko žaidimams kurt ir kad, neleidžia beleko, bet iš kitos pusės, čia kai turi aukso kasyklą, kaip ir Splinter Cellus ir panašiai, ir Yeah. nieko neleidė. Yeah. Ta prasme, piktą daros, nežinau, yra tų talentingų žmonių, yra finansų, aišku, tas žaidimų kūrimas yra